Dramblys. Čia sveiki visi su jumis. Dramblys arba Milis Repšys. Šiandien aš filmuosiu naują video. Prisimet mano praeitą video žaliųjų pupų istorija 2. Tai šiandien bus 3. Kaip ir sakiau, kur bus 1, 2, 3, 4. Tai jo, tai varom prie stalo. Jau prasidėjo. Kas parduotuvėj? Kas čia? Eik tu sau. Geras. Wow. Kas atsinaujino? Gerai, tai viršui tikriausiai kažkas naujo yra. Gerai. Jis atėjo, jis sakė labos pupos. Viskas prasideda jau. Taip, šaunumais. Aš atsiprašau, kad išjungiau, aš nepamačiau. Prieš kiek laiko aš buvau išjungęs. Ar aš? Gerai, tai atsiprašau, kad netyčia išjungiau. Žalios pupos! Bean, olive, olive. Žalios pupos! Ką jis sako? Some people are having joining issues. Jis sako, kad kai kurie žmonės sunkiai prisijungia, nes žalios pupos yra per stiprios. Teisingai! Čia žaidimas su kuriais beje. Jis dabar kalba su visais serveriais, visais žmonėm. Gerai, dabar bus. Žiūrėk, čia naujas, čia yra labai kietų dalykų. Žiauriai kieti dalykai. Kažkoks serialis yra kietas. Gerai. Nusiraminam. Šitas atnaujinimas žiauriai kietai atrodo man. Šitas super siekla, aš negaliu nustot galvot. Negaliu. Gaila, kad aš neturiu Robuxų ir vėl atsiprašau, kad aš netyčia išjungiau filmavimą. Ir jis nebekalba. Kur dingo žaidimas su kuriais? Ar kažkas vyksta? Nu gerai, užauginsiu pupą, kad pamatytume naują atnaujinimą. Pilnai pamatytume jį, nes mes kol kas nieko nematėm, nes manau viskas yra tik toj naujo parduotuvėje. Nu viskas pasikeitė. Surenkam visus vaisius. Ai, ar jis kažką sakė? Aš nežiūrėjau, ką jis sakė. Viską duok. Viską daviau. Gerai, dar renkam. Dabar žiūrėsiu, ką jis sako. Jis kažką apie pupas kalbėjo. Žalias pupas. Renkam vaisius, renkam braškes. Nieko nėra labai, nėra daug dabar mano vaisių. Jis kažką kalba dar. Viską pamaitink. Dar biškį reik. Gerai, užkramusiu originalų sodą. Mano mažas kaktusas. Aš su garsu tikiuosi filmuoju.
Bean. Bean. Jei. Viską parduosiu. 25 milijonai. Daug. Kažkas. Ir nieko gero nėra. Aišku, nieko gero nėra. Niekada nebus. Gerai, viską duok, viską. Viską pamaitink. Gavau 3 krytus, tai ten būna tie daiktai visokie. Gerai, paėmiau. Reclaimeris, jis padaro, kad gali... Tada... Jis, tas padaro, kad... Sieku pakor... Jis padaro, kad tu gali paimti, sunaikinti savo augalą, bet tu atgausi jo sėklą. Tada vėl gavau sėklų pakuotę. Ne! Einam, man nereiktų daiktų dabar, nes aš noriu pažiūrėti, kas čia naujo. Kaip ir... Čia galima. Čia tie. Yra tada. Gerai. Gerai, čia žiauriai daug visko ir aš manau viską galiu padaryti. Čia tiek visko. Naujo yra daug. Gerai, o tavo parduotuvėje kažkas pasikeitė? Pala, kažkas ne to. Ką jis parduoda, reikia pažiūrėti. Wow, daug visko naujo. Sėklų pakuotės, kėdė kažkokie, didelis paveikslas, mandreikas ir čia viskas. O čia kažko yra. Pala, yra kažkokia draugystė. Kaip man tapti draugais? Reikia... Aš nesupratau, ko reik maisto. Aš turiu maisto. Ko reikia? Palama, reikia vėl pasiaiškinti. Bean or leaf. Iš kur man maisto gaut? Kaip maistą gaut? Maistas buvo jau užpraeitą atnaujinimą. Ir čia nieko naujo nėra. Kaip man gauti draugystę, jeigu kažkas sėklų parduotuvėje nauja yra? Naujų sėklų nėra. O čia kažkas naujo yra? Ne, nėra. Tai gal ten kažkas naujo yra, nes kaip man gauti maistą, jeigu jo nebeįmanoma gauti? Nebent... Čia nieko nėra naujo. Ne, gal galiu kažką sukraftinti. Čia nieko. Čia nieko irgi. Kažkaip... Kus čia? Kažkoks... Ir čia nieko nėra. Kaip man gauti maistą? Vot. Jie sugrąžino šitus kiaušinius. Jie sugrąžino senus kiaušinius. Pala, tu čia rimtai. Sugrąžino senus kiaušinius.
kiaušinius. Nice, geras. Ko aš nesuprantu, kaip man gauti prakeiktą. Gal čia maistas, kol lipi gali gauti maistą. Kaip gauti maistą man reik pasiaiškinti. Nes aš noriu maisto gauti, kad galėčiau susidraugauti su tuo milžinu. O kad susidraugaučiau su milžinu, reikia maisto. Ir aš maisto negaunu. Tai kaip man gauti maistą? Prašau, paaiškinkit, kaip man gauti maisto. Kaip man gauti maistą? Gal tu dar kažko naujo turi? Ai, pala, juk dar čia šitoj pusėje yra. Ne, čia nieko nėra. Čia nieko irgi nėra. Kaip aš tau gaučiau maistą? Gal tu, pavyzdžiui, nori, nežinau, kokio mano vaisiaus, nežinau, galiu tau duoti kažką, jeigu nori, pavyzdžiui, jeigu nori, galiu duoti. Ir kaip aš jam turėčiau tai pamaitinti, negaliu su šitais kalbėti. Ne. Gal čia gali kažkas. Kaip man gauti maistą? Aš nežinau, kaip man gauti maistą. Bet žinau, kaip šitą gauti. Paprastai. Šitą irgi galiu gauti. Jo, pabandom atidaryti šitą skrynę. Nugauti tą skrynę. Man reikia 2 beanstalkų. Reikia 2 beanstalkų reikia. Ir beanstalkų reikia greičiau. Turiu 12 minučių viską padaryti. Gerai, duodam. Daryk vienos sėklų pakuotės. Vat aišku nėra, tai turiu restokint, kad gaučiau šitą sėklų pakuotę ir viską. Kur mano ar aš turėjau tų sėklų pakuočių? Ir aš išleidau be reikalo visus tos pinigus. Kur tos mano sėklų pakuotės? Ai, va, mano visos sėklų. Aš atidarysiu jas visas. Tik vieną paliksiu. Nu, jau įdėjau vieną ten. Paskutinė sėkla. Paskutinė. Ir nieko gero negavau. Gerai. Ne, aš ne to noriu klausti. Ką tu pardavinėjai? Gal kažką gero jis... Va, tokia idėja. Ką jinai padaro? Kas čia buvo? Nesupratau, mane išmetė. Visus išmetė, man rodos. Neužkrauna net. Kas čia vyksta? Negaliu prisijungti.
Net negaliu įjungti. Kas čia vyksta? Gerai, alio, ar visus išmetė? Aš pabandysiu. Kaip? Nesuprantu. Visus išmetė, man rodos. Bet kodėl? Ar aš praleidžiu? Pala, aš dabar greitai įjungsiu, tai man įsijungs filmavimas, tai jo, atsiprašau.